Tai sveiki visi. Esam šiandien dviese su Dovilė, vienintelė ir nepakartojama. Sveiki. Sveiki. Ir aš, Lukas, šiandienos jūsų pasakotojas. Kalbėsim apie vestuves. Nekalbėsim apie madas, trendus, kainas, tendencijas, nes visą tai po metų būtų jau neaktualu. Kalbėsime apie tradicinės lietuviškas vestuvės, ką reiškia tam tikri papročiai, kodėl pasitinka su duona ir druska, kodėl moteris nešioja vėliumą, kodėl išeinant iš bažnyčios jaunieji būna apipilami rožėmis ir kitas tradicijas, daugiausia apie 19 amžių ir 20 amžiaus pradžią. Tai vestuvės iš tiesų tradicinės buvo sudarytos iš 3 dalių. Tai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje pilnojo vestuvių variantų apeigos dalies į 3 vieną po kito sekusius ciklus. Piršlybos, vestuves ir atgražus. Kiekvienas iš šių ciklų turėjo savo aiškiai tradicijos apibrėžtą apeigų visumą. Į pirmąjį piršlybų ciklą jie visos tos apeigos, kurios buvo susijusios su oficialiu santuokos pasiūlymu merginos tėvams, santuokos sąlygų aptarimų ir jaunųjų susitarimų tuoktis. Antrąjį apeigų ciklą sudarė pati vestuvių drama, kurios kulminacinis taškas buvo nuotakos išvežimas po jungtuvių į vyro namus. Trečiojo ciklo atgražų apeigos labai negausios ir nereikšmingos, todėl jau 20 amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais daugelį vietų visai išnyko. Atgražai buvo susijęs su jaunosios grįžimu, kuriam laikui į tėvų namus. Labai įdomu, nes antras ciklas, tai jaunoji išvežama atrodo, kad prievarta iš namų ir čia toks svarbiausias akcentas. Iš tiesų taip ir buvo. Sąlyginai taip ir buvo. Tai matysim daug tokio raudojimo, verkimo ir iš tiesų, kad galbūt ne visada jos valia jinai ir būdavo ištekinama. Taip. Tokias liūdna šventė buvo anksčiau. Čia lietuvių gal toks bruožas, liūdėti daug ir tai vestuvės irgi labai atsispindi ir šitą irgi pamatysim, bet bus ir linksmų dalykų, kaip linksmų, ir linksmų dalykų, bet ir tokių, kurie mane asmeniškai šiek tiek prajuokino, kas buvo netikėta, ypač piršlybose. Tai taip, apie piršlybas dar galim pradėti. Aš tai lauksiu kaip čia jaunoji, ant kiek jinai žodį turėjo visam šitose apeigose. Labai greit aš to iškart ir atsakysiu iš tikrųjų. Tai piršlybose svarbiausia veikėjai buvo piršlys ir nuotakos tėvai. Jaunieji buvo tik pasyvūs stebėtojai. Atsako į tavo klausimą? Atsako. Džiugu. Gerai, kad jaunikis gal kartu su jaunaja tą pačią kančią išgyvena. Panašiai, jam gal biškį mažiau, bet irgi pasyvus stebėtas iš esmės. Tai valstiečių ūkio organizavimas reikalavo lėšų. Dėl to marčios ar žento pasirinkimą lėmė ūkiniai interesai, o ne pačių jaunųjų abipusis simpatijos jausmas. Tai iš esmės iš išskaičiavimo tos santuokos daugiausia būdavo. Bet Baltramonaitis 1877 metais rašo: lietuviai daugiausia tuokėsi ne iš meilės, bet iš apskaičiavimo, nors sugeba jie ir mylėti. Neretai atsitinka, kad mergina ir vaikinas davė vienas kitam žodį, laukia 5 ir daugiau metų, kad galėtų susituokti pasikeitus aplinkybėms. Šitas apskaičiavimas daromas ne tik dėl kraičio, bet ir dėl to, kiek mergina yra šeimininkė, kiek sumani šeimininkauti, ar moka būtinus darbus, ar netinginė. Bet tai įdomu, jie susitardavo ir tada jam pavykdavo susituokti, aš gerai suprantu. Aš kaip suprantu, tai taip, iš esmės dažnai būdavo tiesiog jos sutartos tos vestuvės, bet kartais jie ten susipažindavo kokioje bažnyčioje arba dirbdami laukuose, norėdavo susituokti. Ir matysim, kad piršlybose, biškį užbėgant į priekį, tai vaikinas, aišku, rodė tą iniciatyvą, tai aš taip įsivaizduoju, kad jie tiesiog susitardavo su mergina, kad dar kurį laiką palaukiam, kad tam
jisai gal biški prakustų ir ta mergina. Ai, kad jie vos ne savo kraitį kažkokį abu sukauptų ir tada galėtų atitiktų tuos reikalavimus kaip ir. Kaip ir taip, jeigu kažkuriam kažko galbūt trūksta, nes matysim, kad kartais merginai kažko galbūt trūkdo, kartais vaikinui, bet taip. Supratau, įdomu. Šitokiais apskaičiavimais vadovaujasi ir nuotaka, ir jis žiūri, ar jaunikis ūkininkas, ar pažįsta šeimininkavimą, ar netingi, ar negirtuoklis. Tai daroma todėl, kad lietuviai užsiima išimtinai žemdirbystę ir ūkininkavimu. Darbštumas ir ūkiškų darbų mokėjimas čia laikomi tiek pat svarbus kaip ir kraitis. Tai dar kartą priminsiu, kad kalbam apie 19 amžių ir 20 amžiaus pradžią ir visos tos tradicijos iš tikrųjų labai siejasi su kaimu. Ir su kaimu siejasi dar ir dėl to, kad iš esmės tuo metu visi ponai buvo lenkai, arba bent jau lenkiškai kalbėjo, visas tą puoselėjo, o visi lietuviai buvo, gal ne visi, bet didžioji dauguma prasčiokai pavadinkim, ir dėl to jie tas lietuviškas vertybės puoselėjo ir visos tos vestuvių tradicijos iš esmės yra iš kaimo, ne iš miesto, nes miestuose gyveno žydai, visokie privažiavę kitataučiai. Taip. Jo, ir pas juos kitokios, ne, tradicijos. Pas juos visai kitokios. Jo, nors matysim, čia irgi kalba nepaminėjau, kad remiamės dviem šaltiniais, tai Renos Čepienės lietuvių tradicinės vestuvės ir Angelės Višniauskaitės knyga Lietuvių šeimos tradicijos. Man labiau patiko Angelės Višniauskaitės, jinai čia kalba ne tik apie vestuvės, bet taip trumpai ir aiškiai šiaip iš esmės viskas surašyta, tai matysim, kad kalba ir apie paminį, kur ir kitataučiai, bet daugiausia, aišku, iš rytų. Logiškai. Jaunimas daugiausia susipažindavo arba bendrų darbų metu, pavyzdžiui, talkose arba sekmadienį miestelėje. Vaikinas pas merginos tėvus su piršliu dažniausiai atvažiuodavo prieš tai jau gavęs patinkamos merginos sutikimą už jo tekėti. Vis dėlto buvo nemaža atvejų, kad piršliais važiuodavo be išankstinio susitarimo, tiesiog bandydami laimę. Ypač taip elgdavosi prasiskolinę valstiečiai savo ūkio skoloms padengti, ieškodami nuotakos ten, kur niekas nepažindavo. Kaip buvo sakoma, kelintoj parapijai. Įdomu, kad susiorganizuoji piršlį. Ir ten tikriausiai ne tik jūs dviese važiuodavo, jie dviese važiuodavo. Dviese? Šiaip jo, dviese. Aš kažkaip galvoju, įsivaizduodavau, kad ten į vežimą daug sulipdavo. Draugų dar kokių. Ir tada atvažiuoji pas jaunąją, kuri labiau pasiturinti. Ir tėvai sako, seni, sorry, ne šiandien. Tada gal reikia važiuoti. Jo. Aš taip... Tas man posakis kelintoj parapijai, aš buvau girdėjęs kažkaip, kad ten iš kitos parapijos. Iš kitos aš irgi, bet kelintoj parapijai, čia atsip tolimoj, kad... Taip, tai čia, aš manau, kad tas posakis ir kilo iš šito viso dalyko, kad ten iš kitos parapijos atvažiavo, čia pirštis dabar bando, žinai. Tai toks. Jo, nesori, dar toj pačioj parapijai, tai žmonės jau čia ten žinojo vieni kitus, kas ten pavartodavo kažko ir... kas pinigų neturėjo. Taip. Tai čia dar irgi bus labai gerų bairių. Piršlybos prasidėdavo nuo atklausų. Paprastai vaikinas, nebūdamas tikras ar nuvažiavęs su piršliu, bus merginos tėvų palankiai sutiktas, siųsdavo prieš tai ką nors iš artimųjų ar pažįstamą apsižvalgyti. Daugiausia tokio žvalgo vaidmenį atlikdavo moteris. Čia juokinga, kad... Kaip kare žvalgęs, tokias, jos atsiklausinėja, atėjusi kokia nors kita dingstimi, padarydavo atitinkamų užuominų ir tuo reikalu, kurio buvo siųsta. Panašus paprotys žinomas ir kitoms tautoms ir būdinga, kad visur šiam tikslui paprastai buvo panaudojamos moteris. Tai moteris daugiau šneka tokias papletkalotų. Ateina, sako, gal kibirą galit paskolinti, ten trūksta. Ai, beje, kaip čia pas jūs? Kaip čia bus šitą mergužėlę? Ar netekės dar? Jau gal laikas? Jau 14? O šiaip įdomu, gal dar Preisa rašė kelių metų. Ne, apie amžių nebuvo kalbama. Nes įdomu, ar senai jau turim tą, kad tik nuo 18 gali realiai tekėti. Nebuvo nieko apie amžių kalbėti. Gaila. Gaila, iš tikrųjų.
Net ir žinodamas, kad bus palankiai primtas, vaikinas su piršliu visada piršlėmis važiuodamo pavakarę, kad mažiau kristų pašaliniams į akis. Pagal tradiciją labai vėlyvi piršliai, o tokiais jau buvo laikomi atvykę apie 10 val. Vakaro, būdavo sutinkami nenoriai, įtariant atvažiavus netiesiai iš namų, o jau buvus pas kitą merginą ir ten gavus kabutėse silkę. Tai yra neigiamą atsakymą. Net pavadinimą turi šitas, Jo. gavau silkę. Nu dabar sakom, ragus gavai. Tais laiks silkę. Bet jau ten kiek tu turi būti desperatiškas susituokti, kad tu per kelias merginas važiuoji tą patį vakarą. Jau tau nesvarbu visiškai. Nu, nežinau, ar desperatiškas, man tai toks komiškas net dalykas, tu nuvažiuoji, gauni neigiamą atsakymą ir toks, varom pas Janiną dar, pabandysim. Vis tiek šitos nemėgu, nenorėjau. Jo, geriausia. Tai va, ir važiuodavo ir bandydavo, bet, Piršlių dienomis buvo laikomos antradienis, ketvirtadienis ir šeštadienis. Kitomis dienomis, kadangi jos buvo laikytos nelaimingomis, o sekmadienis šventa, piršliai Lietuvoje, kaip ir kaimyniniuose kraštuose, nevažinėdavo. Tai čia porinės dienos. Taip, antradienis, ketvirtadienis ir šeštadienis. Jo, čia juokingai. Nes mano mama irgi kartais, jeigu ten kažkokį maistą, kažką deda, visada bando porinimą. Kotletų, ne 5-6. Nes pora, ypatingai dar kai viena buvau, tai iš viso tai būdavo labai svarbu, kad porinimas. Tai čia, man atrodo, nuo šito gal irgi biškį kilęs. Man tai šiaip toks juokingas, kad 3 dienos savaitė yra nelaimingos iš esmės. Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis, daug nelaimingų dienų tokių, žinai. Bet sekmadienis šventa, tai jau čia atperka tau. Kažkiek. Atperka tikrai. Tai piršlių jaunikis pasikviesdavo dedusi iškalbingą senesnio amžiaus kaimyną ar giminaitį, pasimdavo porą butelių degtinės, čia svarbus momentas, eidavo į trobą, kai atvažiuodavo. Piršlys su jaunikiu šeimininkams dažniausiai prisistatydavo kaip pirkliai ar medžiotojai. Prisistatę pirkliai sakydavosi iešką pirkti žąselės, avelės ar telyčaitės. Irgi, kaip dabar vadini zuikutę, mano ten kažką, o čia kaip ten sakyti, telyčaitė. Bet čia... Aš suprantu jo, bet tu gali, žinai, iškart sutapatinti, kad su vis tiek tu moters realiai atvažiavo, merginos. Taip, šiaip tai jie taip darydavo ir dėl to, kad šiaip lietuvių visos, kaip ir, beveik visos tradicijos jos turėjo atseit magišką kažkokį tai galę, būdavo susijusios. Tai čia jie irgi atvažiuodavo ir apsimesdavo, kad atvažiavo kitų tikslų, tam, kad blogasias, pavadinkim, dvasias, kad jos nepastebėtų ir nesužinotų ir nenužiūrėtų. Tai dėl to reikdavo kažkaip tai... Čia toks, kad pasisektų, nes jau blogos dvasias kaip ir nemato, kad tu atvažiavai. Taip, kad jos netyčia ten nenužiūrėtų ar kažkas. Tai ir labai daug tokių dalykų, taip pat ir moters veliumas iš tikrųjų anksčiau būdavo dedama paprasta drobė, o vėliau jinai pavirto į veliumą dėl to, kad būtent piktosios dvasios jos nenužiūrėtų, nematytų, dėl to jinai yra uždengta. Geras, nežinau šito. Toksai. Ir kad drobė dar dedama irgi įdomu buvo. Aišku, anksčiau neturėjo žmonės. Jo, neturėjo medžiagų, tai tiesiog slėmdavo, kaip galėdavo. Slėmdavo. Taip, tai atvažiuodavo, prisistatydavo, kad ieško ten pirkti žąselės, avelės ar tos pačios telyčaitės. Taip bekalbėdavas, piršlys išsitraukdavo iš kišenės butelį ir pastatydavo jį ant stalo, leisdavo suprasti tikrąjį savo atvykimo tikslą. Tai be butelio niekaip. Niekaip, nei vestuvės, nei piršlybos. Šiaip man juokinga, kad toks, tai mes čia telyčaitės gal kokią turit parduot mačią ir tada taip, bonkė ant stalo. Ir tada tėvai galvom, kad čia nupirks ir išvažiuoja, dabar čia reiks derinti viską. Ne, tėvai, man atrodo, kaip tik apsidžiaugdavo, nes šeimininkas tuo jau sodindavo svečius už stalo, o šeimininkė rūpindavosi užkandžiais. Piršlių laukianti mergina vos juos pamačiusi įsukant į kiemą, slėpdavosi kamaroje apsirengti geresniais drabužiais. Tik motinos ar piršlio atvestai būdavo pasodinama už stalo šalia jaunikio,
bet beveik nieko nekalbėdavo. Tai aš kam jai čia gilintis, kuo čia žadina. Na, tai, Viską tėvai suderins. na, taip. Ir Piršlys iš kalbus, kur jau čia ten prikalbėdavo. Prikalbėt, Piršlys dar savo sulauks. Savo valandos atpildo. Taip užkandžiaujant, Piršlys pradėdavo kalbą apie pasogą. Čia yra įdomus momentas, nes visi esam turbūt girdėję apie kraitį ir ten pajuokavom ir dabar ten, nu tai va, kokį kraitį čia jau tau tėvai sukraus ir taip toliau. Bet kraitis buvo tik dalis turto, kurį gaudavo mergina. Tai visada užsiprašydavo kuo daugiausiai, tėvai siūlydavo kuo mažiausiai. Piršlys motyvuodavo tuo, kad jaunikis esas gražus, sveikas vyras, turės gerą visko pilną ūkį, dėl to jam reikalinga žmona su gera pasoga, kad nebūtų gėda prieš tėvus, giminės ir kaimynus. Pasoga, taip trumpai pasakysiu, kad tai buvo, kaip čia, realią vertę turbūt nešantis daiktai, tai visokie gyvuliai, pavyzdžiui, ten galėjo būti turbūt žemės ūkio, galbūt kažkokie įrankiai, nes kraitis būdavo, tai iš esmės tai, ką pati mergina pasidarydavo, tai būdavo daugiausia audiniai. Ir... Tai va, aš ir galvoju, tai ten man atrodo būdavo, kad skrinė ir ką jinai savo prisiausdavo, ten ar susisiūdavo, ar prisiverbdavo. Tai realiai tą skrynę jinai tik ir gaudavo, išsineždavo, ar kaip čia pasakyti. Tai va, aš irgi taip galvojau, bet pasirodo ne, tai gaudavo tą skrynę, išsineždavo, bet pagrindas buvo būtent pasoga, kuri yra visas tas toksai turtas. Tai čia neblogai. O jau irgi, va, pavyzdžiui, sėdi, kalba šitas Piršlys, koks gražus jaunikis. Jaunikis gal nėra pats gražiausias. Jau iškart matai, kad meluoja tau. Tai ką dar jis gali meluoti? Kad ūkio, pavyzdžiui, gal net neturi. Ne, kad gražus gal nemeluodavo, bet gal jeigu negražus, sakydavo, sveikas jisai, turi gerą ūkį. Nes apie grožį irgi vėliau prieisim, kad iš tiesų galiausiai lemdavo labiau materialiniai turtai, o ne... Kiek kas galėdavo duoti, ne santuokai. Iš esmės, jo. Tai va, taip jie derėdavosi. Tėvai, aišku, sakydavo, kad jų duktė dar jauna, kad jai tekėti dar neskubu, dar turinti prisiausti daugiau kraičio ir panašiai. Tai buvo deramės, kol šalis galutinai susitardavo arba išsiskirdavo. Jaunieji į derybas nesikišdavo, jos buvo Piršlio ir tėvų reikalas. Tai čia labai... Tokį kaip advokatas siuntė. Tiesiog gerai iš kalbų reikia rasti vyrą ir jau tau viskas, darbas padarytas praktiškai. Taip, taip. Šiaip bet čia realiai darydavo sandorį. Čia kaip karalija, ne? Visiškai. Irgi, jeigu dukra, tai tiesiog galvodavo, už kurio čia ištekėm, kad pasimčiame paskui to. Taip. Nežinau. Ar jo. Taip. Dėl kraičio piršlybų metu nebuvo deramasi, tai dėl tos skrynios prieaustos. Kraitis pagal tradiciją priklausė nuo merginos amžiaus ir darbštumo. Vyresnio amžiaus mergina susikraudo didesnius kraičius, jaunesniems dukterims juos susikrauti padėdavo motina. Kraitis, kurį sudarė drabužiai, audeklai, patalynė, staltiesės, rankšluosčiai, lovatėsės ir kiti buitiniai bei dekoratyviniai audiniai, taip pat reikalingiausi baldai, kartais dar ratelis, staklės ir panašiai. Buvo laikomas išimtinai moters turtu ir vyras į jo tvarkymą nesikišdavo. Dėl tos priežasties kraitis nebuvo deramas ir piršlybų metu. Tuo tarpu pasoga, kurią sudarė pinigai, gyvuliai ir kitas kilnojamasis inventorius, priklausė ištekančiai merginai, kaip tėvų atidalijamo turto dalis ir išimtinai priklausė nuo tėvų geros valios. Mylimai dukteriai tėvai galėjo duoti didesnę pasogą, nepaklusniai mažesnę ar išimtinais atvejais net visiškai jos neduoti. Tai čia toks kaip ir reguliavimas, kad dukra gera būtų įpintas į visą šitą realiai. Matyt, galėjo pagrasinti, kad neduosiu to pasogos, žinok, liksi senmergė. Rimtai, nieks neims. Nebent iš kitos parapijos atvažiuos kas. Bet įdomu, kad kraityje šiaip ir gaudavo baldus. Aš galvojau, čia tik tai rūbai, audiniai, viską, ką pati gali pasidaryti. Tu baldą, tikriausiai vyrai darydavo baldus, tikrai gal bendriau. Aš manau, kad gal paveldėti jie kažkiek buvo, žinai, gal kokie tam tau
ar ta pati mama, ar ten senelė atiduodavo, žinai, kažkiek. Tai. Taigi, kuo turtingesnis buvo jaunikis, tuo daugiau pasogos reikalaudavo, kadangi buvo reikalinga jos seserų ir brolių dalims apmokėti. Pasogos dydį kartu nulemdavo ir visa eilė mažiau reikšmingų veiksnių. Merginos grožis, jos sugebėjimai, išmoktas amatas ir kiti dalykai. Tiesa, lietuvių liaudis nors ir buvo gana jautri grožiui, susidūrus su praktiškuoju gyvenimu visada grožiui prieš pastatydavo žmogaus vidinės savybės, ypač jo darbštumą ir gerą būdą, o šalia to ir turtą. Apie merginą buvo sakoma, iš veido košės netepsi. Apie vaikiną? Palauk biškį. Paaiškai, nesupratau, kaip iš veido košės netepsi, kaip čia suprasti. Nu, čia tipo, kad veidas gražus, nu tai neprivalgysi košės. Čia toks. Jo, bet matom, kad iš tikrųjų, nu, kad tai buvo sandėris, ne, kuo turtingesnis vaikinas, tai jis irgi norėdavo, kad ta mergina kuo daugiau irgi kuo gražesnė ir neturtingas norėjo. Bet jeigu geras žmogus, tai tiks ir netokia graži, šiaip, nu, pagal tai, ką sakai. Taip. Bet norėdavo kuo irgi, kad būtų ta pasoga didesnė, tai iš esmės, kad nu, tas turtas apylygis jų turėjo būti, iš esmės. Tai va, o apie merginą pasakiau, apie vaikiną sakydavo, kad tik už velnę gražesnis ir gerai. Šitą net aš esu girdėjęs. Aš irgi. Kad vaikinam svarbu už velnę gražesnis ir vaik gerai bus draugauk. Taip, aš irgi girdėjau. Tai va iš kur kilo, kad iš senų laikų. Iš praktiškumo, kad jeigu ten turi turtą, tai ir charakteris geras. Kad ir velnė biški panašus, nieko tokio. Tai grožio kriterijus vaidino gal kiek didesnį vaidmenį tik proletarų ir kaimo varguomenės vedybose, nes kiti veiksniai, pavyzdžiui, turtas, šalia abipusės susituokiančių simpatijos čia turėjo mažiau reikšmės. Pirmasis oficialus jauniko su piršliu apsilankimas pas merginos tėvus, žinoma ir pas pačią merginą, Lietuvoje buvo vadinamas pažintuvėmis, piršlybomis arba svotais. Taip. Kaip čia, jeigu vyras su šito atvažiuoja pas... Taip pat tas pirmas apsilankimas, kai tą degtinės bonkę ištraukė. Nes ir aš kadangi esu dalyvavus kaip vaikas tradicinėse vestuvėse, tai aš galvoju, tik tai svotai, bet yra piršliai ir svotai. Man atrodo, svotai iš moters pusės yra, taip, ne? Bet čia yra veikėjai, bet svotai taip pat, piršlybos kaip sinonimas, iš esmės. Galėjai sakyti, ne piršlybos, o atvažiavo svotų. Okay. Tai neilgai trukus po jo piršliai atvažiuodavo antrą kartą. Antro apsilankimo tikslas buvo galutinai susitarti tiek dėl pasogos, tiek ir dėl vestuvių datos. Piršlybų metu šalis tiksliai nustatydavo jaunikio ūkio apžiūrėjimo, tai yra peržiūrų, arba, kaip buvo sakoma Žemaitijoje, ūkivaizdžių datą. Realiai važiuodavo apžiūrėtų, kad įsitikint savo akim. Taip, ir čia gerų bairių bus irgi. Bet jau čia galimai net ne jaunoji važiavo tėvai. Jaunoji važiuodavo ir su tėvais, pagrindė, aišku, tėvai, žinai, sandorį daro, jie važiuoja, bet ir mergina kartais važiuodavo ir ten irgi neišvengsim kuriozo, kol kas nespoilinsiu, nes jau labai greitai aš juos atskleisiu. Gerai. Bet šiaip, žinai, įdomu dabar, kaip iš vienos pusės ir gerai, nes tu realiai nuvažiuoji su tėvais apžiūrėti sodybos ir jau tėvam ramu, jau jie žino, kad išleidžia savo dukrą, išteka jau ta dukra į tokį gerą namą, tvarkingą, jeigu viskas gerai. O dabar šiais laikais realiai tėvai turi pasitikėti dukters nusakymu, kad viskas gerai su tavo ta antra pusė. Kaip? Aš matau logikos tiesiog čia, noriu tik taip pasakyti. Taip, iš tėvų perspektyvos. Bet tėvai, matai, tos vestuvės būdavo tokių tikrąja turbūt to žodžio prasme sujungimas giminių. Ir būdavo jiems svarbu, kad būtų, ir turtas tas panašus. Ir kaip čia dabar matai, tėvai tiek įtakos neturi, gali tų pinigų visai neduoti. Ir dėl to, plus netoks tu jaunas tokiesi. Ten, žinai, jeigu 15 tuokdavos, nenustepčiau, kad tokių metų ten ir būdavo. Ir dabar šiaip pats gali užsidirbti realiai.
Tu gali ten ateiti iš vargingos šeimos, bet užsidirbti ir tapti ten, žinai, Taip. menedžeriu. Menedžeris. Rolas, vadyba. SEO paslaugos. Paslaugos. Jo, kalbant apie paslaugos, tai tie, kas planuojat savo vestuves, mes nuomojam palinkėjimų knygą, audio palinkėjimų knygą, pono telefono, užsisakykit pas mus, išsaugokit savo giminių pasveikinimus, balsus, išgirtkit net ir po daugybės metų. Taip. Taip, tai užsisakykit. ponastelefonas.lt. Nu ir dabar važiuojam toliau. Tai Piršlius, išleisdama jaunosios motimą, kai kur pati jaunoji, sujuosdavo piršlį rankšluosčio ant drobės tuomeniu jaunikį juostą. Tai čia paminėsiu šitą vietą tik tam, kad po to nebeminėčiau, nes pilna ten tų visų tradicijų, aš tikrai visko neminėsiu, nes labai daug kur yra tiesiog ta juosta apvyniojama, rūtų augalas minimas, nežinau, tikrai daugybė 10 kartų, tai jis visur absoliučiai yra, net ant tos pačios degtinės butelio, jis yra ten tai nuimamas, tai uždedamas, ten ir tai reiškia iš esmės pagrindinis gal toks simbolis, kad tiesiog kai moteris ištekėdavo, tai iš vienos pusės persegdavo į kitą pusę rūtų vainiką. Jo, šitą atsimenu, laukiu, kol pabaigsiu, kad atsimenu iš vaikystės šitą labai gerai, kai perdėdavo. Man iš vis kaip mergaitė atrodydavo tas vėliumas kažkas tokio, toks išskirtinis labai simbolis. Ir atsimenu, perkeldavo, net esu, man atrodo, mačius, kai nuotaka vos neapsiverkė, nes šitoks kaip ir nekaltybės ženklas nuotakos ir sekančią dieną, jeigu gerai pamenu, perdėdavo į kitą pusę, jau supras, kad jau jinai nekalta, nes jau pirma naktis buvo su vyru. Taip. Aš aišku, į vaikas to nesupratau, bet... Ir ištekėjus moteris ir jau viskas. Ir nežinau, čia irgi iškart gal užbėgsiu įvykiam už akių, paskui tam, man atrodo, vėliumą atiduodavo ar tai pamergė, ar kažkam, kad jinai irgi su to rūtų vainikėliu dar būdavo, bet nežinau, kiek čia iš tikrųjų yra tradicija. Šito momento aš nesu užfiksavęs. Tai gal čia tada buvo, nes čia 90-ųjų vestuvės, tai gal čia modifikuotas jau biškai, bet dalis likę dalykų. Tai ir jaunoji jaunikiui trikampių sulankstytą nosinę prisegdavo su rūtų šakele kaip savo sutikimo už jo tekėti ženklą. Čia vestuvių diena, ne? Ne vestuvių diena. Čia, kai jau antrą kartą atvažiuoja, sudara ten tuos visus dalykus, datą ir viską, ir tada jau kaip reikia sukirst rankomis, tai va taip įsega tą tiesiog nasinaitį ir kaip ir sutinku. Tėvai pastumė mergaitę, lyg čia jos valia, viskas. Ne, juokauju aš, nes gal jie iš anksto jau buvo suderinę, kad toks, čia, kiek girdėjom. Gali būti ir toks variantas. Dėl kokių nors priežasčių po to vestuvėms iširus, jaunikis turėjo grąžinti gautas dovanas, o jaunosios tėvai sumokėti jam už išgertą degtinę. Kai. O ta degtinė nepaleidžia, ne nieko. Be jos jokių vestuvių, jokių piršlybų, nieko. Taip. Tai... Palauk, truputėlį pakartok iš naujo. Iš esmės, paprastai sakant, taip, atvažiuodavo pirmą kartą, pasipirždavo, pavadinkim taip. Sakykim, kad tėvai sutikdavo ištekinti, tada jie ten tos degtinės užgerdavo ir viskas gerai. Tada atvažiuodavo antrą kartą, sutardavo datą ir tuos visus tokius finansinius klausimus. Ir jeigu jie viską sutardavo, tai viskas gerai, ten vestuvės vykdavo. Bet jeigu vėliau vis dėlto vestuvės iširdavo, ten nežinau, dėl kokių nors priežasčių ten persigalvodavo ar kažkas tai turėjo tėvai sumokėti už tą degtinę, kurią išgėrė per piršlybas, o jaunikis grąžinti tas visas dovanas, ten tas įsaktus, ten visokias juostas ir panašiai. Jeigu neišmetė. Bet tikriausiai saugo. Saugo, aš manau, ten tokius dalykus. Bet jau taip smulkmeniško, kad turi tėvai sumokėti už degtinę, dieto. Taigi darydavo ją ten jaučiu kažkur miške. Koks Jonas ten kokio, nežinau, gryčioj savo. Aš irgi apie tai galvojau, kad
Bet aš galvoju, kad gal jinai buvo brangi, pinigų prasme brangi, nes... Gal, žiūrint tikriausiai ir kokia ta degtinė, jaučiu ir tikrai ten koks samagonas būdavo ar kažkas panašaus, arba ten pirkdavo gal kokia ir parduotuviai, ar ten nežinau, kaip ten vykdavo iš tikrųjų. Bet... Jo, manau, kad, bet momentas tas ir ta degtinė dar bus čia ne vieną kartą. Svarbus. Sutarta po piršlybų dieną jaunoji su tėvais, broli, dėdė ir dar kuo iš artimesnių giminių važiuodavo pasižiūrėti jaunikio ūkio. Tai va čia tas momentas, kur važiuoja jie ūkio pažiūrėti. Būsimieji uošviai draugė su piršliu aprodydavo trobesius, gyvulius, pasėlius. Sakoma, kad yra buvę tokių atsitikimų, kad neturtingas vaikinas, siekdamas gauti patinkamą turtingą merginą, jos tėvams parodydavo svetimus laukus, parsivestus skolintus gyvulius, o aruoduose prikreikdavo šiaudų ir tik ant viršaus užpildavo turimus grūdus, kad aruodai atrodytų pilnesni. Svarbiausia buvo apžiūrėti, ar patiks nuotakai ir ypač jos tėvams jaunikio ūkis. Tai čia iškart man ne veltui piršlys melagis yra. Taip. Tas, nes, irgi esu girdėjus. Absurdiškai kai išdalinai ir suprantu, jeigu nori ten turtingesnę moterį pasimti merginą, bet šiaip absurdiškai tu skolinės gyvulių, galiu tavo karių pasiskolinti, atvarai pas draugelį. Pusdienį. Pusdienį greit. Ir šiaip tada tėvai, jeigu jie, tarkim, turi kelias, aš jau iškart piešiu scenarijų, ne? Taip. Turi kelias dukras ir vieną ištekino už tokio melagio, ne? Taip. Tai sekantį kartą, tu įsivaizduoji, kaip tam jaunikiui jis kiek apžiūrės visus maišus, ar tikrai ten realūs tie maišai, tikrai ten grūdų. Perės per laukus, išsiklausinės jau čia tikrai šitas ūkis šitam priklauso jaunikiui ar kažkam kitam. Tarfime tikrai čia tokio nepasitikėjimo sieja grūdą stiprų. Tėvam gali būti tokia, paranoja jau antrą dukrą išleidžiant. Pamoka. Jo, gyveni ir mokaisi. Ar tie grūdų pilna maišė, ar ne? Man šita vieta irgi šiaip buvo tikrai juokinga, nes čia toks skemas jau ir tais laikais, žinai, tokios apgavystės. Čia kaip dabar, galvoju, būtų alternatyva, butą išsinuomoja, žinai, mašiną išsinuomoja, pasikvieti ten, va čia mano viskas ten. Ir tada, tai buvo tas filmas, kur ten ir apgaudavo tas merginas su vilion. Tinder Swindler ar su Leonardo DiCaprio? Ne, tas jo, Tinder Swindler. Tai va, kažkas tokio ir tais laikais buvo. Tai čia nieko naujo, žinai. Jo. Tai didesniam sutarties tikrumui Žemaitijoje buvo priimta sudaryti tam tikrą naminį dokumentą, vadinamą ūkvaizdžių raštu. Jame buvo surašoma jaunai jos tėvų duodama pasoga, taip pat išskaičiuojama visos būsimųjų sutuoktinių turtinės prievolės. Tai tik vėliau, iš esmės, ne tai, kad vėliau, tik Žemaitijoje buvo kaip ir tokia sutartis jo pasirašoma, kad jau neapgautų, o šiaip tai Žinai, žemaičiai užsispyrę, gal jam būdavo sudėtingiau konflikto metu išsiaiškinti, jie greičiau priėjo prie to, kad reikia gal surašyti aiškiai ir viskas bus aišku. Galima. Čia toks logiškas žingsnis, žiūrinti tai, kad ten viską jie apžiūrėdavo, ką čia, kas duoda ir panašiai. Taip. Civilinės metrikacijos įstatymo buržuazijai valdant Lietuvoje nepavyko iškovoti, o visus civilinės būklės, tai yra gimimo, santuokos, mirimo įrašus tvarkė įvairių konfesijų dvasininkai. Tai kiekvienas to nenorėdamas ar norėdamas buvo priverstas savo santuoką registruoti pas dvasininką. Todėl pirmiausia patys jaunieji turėdavo pareikšti savo parapijos dvasininkui apie ketinimą sudaryti šeimą. Tai čia šiaip labai panašu, kaip ir dabar jaunieji nueina į bažnyčią. Ir sako, kad nori ten, nežinau, šiaip visos procedūros, bet jaunieji eina. Jo, tik tais laikais negalėjai taip slapta susirašyti, kaip čia pasakyti, o turėjai būtinai dvasininko būti sutuoktas. Tik tai galiodavo, čia vienintelis kelias, nesusituokti, nueiti bažnyčiai susituokti. Čia tas, taip, nes jie neturėjo, kadangi buržuazija valdė, tai Lietuvoje nebuvo tokio civilinės metrikacijos įstatymo, kad galėtų
susirašyti, Civilinė pavadinkim. santuoka. Taip, civilinė, tai dvasininkai. Po to, kai jaunieji paprašydavo, sakydavo, mes norim tuoktis, tai dvasininkai 3 sekmadienius iš eilės viešai iš sakyklos visiems susirinkusiems girdint, skeldavo Kviesdavo į tavo vestuvės. Ai, kunigėlis, 3 savaitės. Šiaip tu jokies, bet iš tikrųjų, kai būdavo vestuvės, tai realiai dalyvaudavo visas kaimas, jie kaip ir jausdavosi, kad jie yra pakviesti. Nu, tai jeigu kunigas sako, kad bus vestuvės, ne šiaip jisai sako. Ir jisai skelbdavo tas, pavardės tų žmonių ir kodėl jis taip darydavo, aš ir galvoju, jau slapta niekaip nesustoks, jau ten tikrai visi sužinos. Nebent kunigėliui biškai pamokėsi kažką, manau, buvo įmanoma. Nežinau, nes priežastis, kodėl taip darydavo, tai tam, kad jeigu kažkas žinodavo kažkokią priežastį, kodėl tie žmonės negali tuoktis, pavyzdžiui, nesantuokinis vaikas, pavyzdžiui, apskemindavo ir iš tiesų. Gyvulius buvo pasiskolinęs pusdienį. Taip, jau įtarimas kilo. Tai turėdavo pasakyti ir taip kaip ir sąlyginai apsaugodavo, toks kaip saugiklis buvo. Tai ne šiaip su. Čia toks kaip iš melodramų būdavo, kur tokies ir bėga į bažnyčią, aš prieštarauju. Buvo gyvulius pasiskolinęs. Tai čia ne toks romantiškas, bet, žinai, ne tą akimirką, bet panašu. Taip, visiškai. Tai 2 savaitės užsakams einant, piršlys vėl atvažiuodavo su jaunikiu ir keletu jo draugų vadinamų svatais pas jaunąją sužiedotuvėms. Biškai pradžią praklausau. Čia 2 savaitėj užsakams, 2 savaitėj einant atvažiuodavo vėl. Į vaišes jaunosios tėvai pakviesdavo artimiausius kaimynus ir giminės ir atvažiavę piršlys statydavo ant stalo spėką. Degtinę. Teisingai. Degtinės butelių, kurio kaklelis būdavo apvainikuotas rūtų vainikėlių ar užkištas rūto šakele. Tai čia, kaip sakiau, daug tokių visokių būdavo. Sužadėtuvių vaišės prasidėdavo apeiginių vienos kito užgėrimu. Kai? Apeigimi? Sužadėtuvių vaišės, kitaip sakant, balius prasidėdavo nuo viens kito užgėrimu. Tai apeigoms vadovavo piršlys. Jis pirmiausia su stikleliu, tai šotų, paprastai sakant, pasveikinavo jaunosios tėvą, klausdamas, ar šis sutinka išleisti į marčią savo dukterį. Po to tokiu pat būdu užgerdavo motiną, pagaliau pačią jaunąją. Tai iškart 3 šotus padarydavo. Piršlys, gavęs visų sutikimą. Dar labiau liežuvis atsiriždavo į tai. Jo, toks, neblogas vaidmuo piršlių, pageria. Aišku, reikia ir atidirbti, reikia susiderinti. Taip, čia daug derinimo, sunkus darbas. Už 3 šotus. Praktiškai vadybininko. Net labiau nei vadybininkas. Visiems atsakius teigiamai vienas kitą užgerdavo jaunieji. Išgėrė stikliuką, tai kitaip sakant, sumuždavo, išgėrė stikliuką, tarsi sustiprindami susitarimą, jie viešai pasibučiuodavo. Net ne vestuvių dieną čia? Taip. Wow, bet čia buvo pirmas jų bučinys, žinok. Kiek žinoma viešumoj. Galimai. Galimai, taip, bet bet jeigu... Bet kaip nejauku toks jeigu tikrai pirmas. Nuo drąsos išgeri stikliuką ir tada, bučinuką tokį. Tada degtinė būtina tokiuose atvejuose. Taip ir čia. Susitardavo, sutikdavo, kad jau čia tuokiamas. Žiedynų apeigos visoje Lietuvoje būdavo baigiamas iškilmingų pasikeitimų žiedais. Tai čia per tą patį balių. Labai gražiai skamba žiedynų apeigos. Taip. Gražiai. Lietuviškai, maloniai. Kupiškėnuose žiedus atnešdavo jaunosios motina trikampių sulenktoje baltoje skarelėje, kurios kamputėje dar būdavo užkišta rūto šakelė. Tai čia kartojasi. Primdamas dovaną, jaunikis pabučiuodavo motinai ranką, rūtą įsikišdavo į švarko kišenę, žiedą užsimaudavo ant piršto, po to jaunai užmaudavo ant piršto savo atvežtą žiedą. Tai jie kiekvieną savo pasiruošdavo žiedą. Viens kitam.
jaunikis iš tikrųjų kai kur priklausė nuo regionų, bet daug kur pats užsimaudo, tas būdavo, kad pats užsimauna, o jaunai užmauna. Bet kai kur būdavo, kad jaunoji užmauna, tai taip apsikeičia tais žiedais. Tai žiedyno apeigose išskiriami šie momentai reiškia jaunųjų susitarimą bendrai gyventi. Išgėrimas vyno ar degtinės iš vieno stikliuko, pasikeitimas dovanomis, tai pavyzdžiui, žiedais, rūto šakele ir viešas pasibučiavimas. Tai čia taip apibendrinant. Toks čeklistas, ką turi padaryti. Taip. Okay. Nu ir dabar pereisim jau prie vestuvių dalies. Pačios. Aš kažkaip, įtariu, kad sužadėtuvės linksmiausia dalis iš visų. Man toks jausmas. Taip, ne? Taip. Vestuvės šiaip jos trukdavo savaitę, vėliau sutrumpėjo iki 3 dienų, čia tik dabar pas mus para vyksta. Pusdienis jo. Ir aš iš tikrųjų visko neminėsiu, nes ten labai daug visokių žaidimų. Iš esmės savaitę jie darydavo, pavadinkim žaidimus, visokius ten pramogas. Tai paminėsiu kelis tokius, kad sudarytume vaizdą, kas vykdavo, bet... Aš galėsiu iš savo patirties paminėti, iš 90-ųjų tiksliau. Gerai, ten bus dalis, man atrodo, kur žiūrėjom tą video. Tavo dėdė ir teta, kur tuokėsi ten su tais visais užsėdimais. Tai vestuvės liaudis visada laikė viso kolektyvo šventę. Vestuvės sujungdavo 2 šeimas, 2 giminės, buvo didelės reikšmės įvykis jaunosios ir jaunojo draugų, pažįstamų ir kaimynų buityje. Dėl to jums buvo uoliai ruošiamasi ne tik jaunųjų, bet ir jų giminių bei kaimynų namuose. Visų pirma ruošėsi tie asmenys, kurie buvo kviečiami sudaryti jaunųjų garbės palydą, kurie vienu ar kitu būdu pagal jiems skirto vaidmenį funkcijas turėjo atlikti tradicijas, reikalavimas apeigas. Čia palyda, kaip suprantu, pamergės ir pabroliai tikriausiai. Ar čia daugiau apima? Daug, kadangi tenais kunigas paskeldavo ir visas kaimas žinodavo, iš esmės visas kaimas kažką ir darydavo. Čia taip plius minus, aišku, visas, bet iš tikrųjų turėdavo vaidmenų daug. Aišku, tenais būdavo ir pamergės ir pabroliai, bet ta palyda, bet daugiausia darbo galbūt turėdavo toks kvieslys. Tai kvieslio nežinojo žemaičiai ir iš dalies rytų aukštaičiai. Čia šito personažo. Nežinojo. Tai pas juos nebuvo to. Taip, aukštaitijai ir rytų aukštaitijai ir žemaičiai neturėjo, o ten sukviesdavo svečius jaunieji ir tėvai. Nes kvieslys buvo, žinomas, jisai Užnemunėje, Dzūkijos valstiečių vestuvėse. Pakvietimas per kvieslį buvo laikomas netgi svarbesniu už asmenišką pačių jaunųjų ar jų tėvų žodį. Kvieslys jisai kviesdavo į vestuvės. Bet čia giminė arba ten, bet kas realiai gali būti, jaunieji paskirdavo jie, ne? Arba tėvai. Kvieslių būdavo parenkamas jaunas, nevedęs iškalbingas vyras. Būsimas piršlys ateityje. Arba būsimas jaunikis, kad apsižiūrėtų, kokią čia mergina, kokioj troboj gyvena. Kažkas tokio, bet apie giminystės ryšius nėra kalbama labiau. Bet žinai, čia valstiečiai, bet tai prabangis kalbam. Dabar būtų įdomu turėti kvieslį. Tu ne tai, kad siunti pakvietimą kažkokį, o tave deleguoji vieną žmogų, kuris suvažinėja pas visus tavo draugus ir giminės ir jis ten kažkaip iškalbingai labai pristato. Tai čia mintis dar nesusituokusiam, ką galvoja su kvietimais, tai labai gera idėja. Bet šiaip tikrai, nauja paslauga čia. Kviesti. Dar neišbandyta. Čia tau ne atviruką paduot, žinai, draugam. Bet šiaip fainas toks, bajeris visai būtų toks, manau, kad... Bajer, tik užimtų laiką, ypač ten emigrantus koks prisikviešė. Bet pakeliautų kvieslys jam, tai jėga. Tai jaunojo kvieslys būdavo siunčiamas sukviesti jo giminių, jaunosios kvieslys jos giminių, pažįstamų ir kaimynų. Tai kiekvienas savo kvieslį turėtų.
Jis būdavo siunčiamas dažniausiai rytojaus dieną po sužadėtuvių. Nu, tai viskas greit, žinai. Žinai, kad kunigas pirmas nepaskelbtų sekmadienį. Greičiau reikia susisukti. Varyk veslį. Atjojęs į kiemą, pririšdavo žirgą prie darželio tvoros, įeidavo į tvorą, sustodavo prie pirmos sijos, 3 kart suduodavo kvieslę į lubas ar grindis ir sakydavo iškilmingą kviečiamą kalbą vadinamą kvieslio oraciją. Tai čia kalbant apie tą iškalbingumą. Aš visko neminėsiu, tiesiog, kad biškį susidarytume vaizdą, kas tai buvo per iškalbą. Tai prašau paklausyti ir nesišaipyti iš manęs jauno kvieslelio kalbančio aukso varpelio, skambančio šilkų kaspinėlių plazdančių žaliosios rutelės kvepiančios. Dabar prašau į vestuves šeštadienio vakaroj, sekmadienio rytui, ne vienai dienai, o visai savaitį. Atvažiuokite, nesididžiuokite, atjokite, nesibijokite, ateikite, nesipeikite. Prašau ant skanaus vyno, ant gandro blyno, ant šarkos karkos, ant zylės pačiankos, ant musės pusės, ant vištos kiškos, ant žvirblio storų dešrų. Gerai, labai daug žodžių, nežinau, ar jie visi reikalingi. Klausai ir, tai davai prie minties. Kada man būtų? Ir čia, ta prasme, ta kalba, aš nežinau, turbūt kokį pusvalandį užtrukdo, nes čia aš 3 eilutės perskaičiau. Čia jeigu vasara, dar kokia šienapjūtė, tai žmonės jaučiu nelabai mėgdavo tų kvieslių. Toks, ir vėl jisai, žinai. Jo, čia yra maždaug 1,5 puslapio prirašyta tos jo kalbos, tai, bet mintį supratom, kokia iškalbinga būdavo. Šiaip įdomus labai, šito nesu girdėjus, kad būdavo toks kvieslys, tai labai įdomus dalykas, bet daug šnekėdavo. Daug. Tokia oracija visus pakvietęs kvieslys rankos paspaudimu pasisveikina su esančiais troboje. Pagal tradiciją už gražų pakvietimą būtina kviesti ne tik pavaišinti, bet ir apdovanoti. Tai yra papuošti jo kvieslę. Kvieslę. Tai čia, nežinau, kabutėse. Kvieslienė. Ai, bet jis jaunas, nevedęs, tai... Jo, tai jam tiesiog prisegdavo visokius ten juosteles, kažkokių šakelių, rankšluosčius. Bet rankšluostis jau geriau. Jo pirštinės duodavo ir dėdavo jo krepšį. Jis turėjo krepšį. Ai, tai aišku, kad būtų kur susidėti daugiau šakelių. Taip. Vestuvės prasidėdavo tam tikromis įžanginėmis apeigomis jungtuvių dienos išvakarės. Tai čia jau visi sukviesti, supras. To vakaro, kuris Lietuvoje buvo vadinamas pintuvėmis, žilvitvakių vakarynomis. Žilvitvakių? Taip. Čia mes kalbam apie mergvakarį. Ai, mergvakaris? Taip. Dar kartelį pasakyk tos pavadinimus. Pintuvės, žilvitvakis, vakarynos. Gerai, vakarynas logiškiausiai skamba. Pintuvės tai jau čia pindavo kašiukus dar, kad tikrai kažką įdėtų. O žilvitvatis tai su žilvičiu kažką ten išdarinėdavo, ne? Pagal regionus tai Dzūkija mergvakaris, Aukštaitija prieveselių, Suvalkija vakarynomis, Žemaitijoje pintuvėmis. Pintuvėmis dėl to, kad iš esmės jos pindavo vainiką visą vakarą. Ai, čia ta gal rūtų vainikėlė, ne? Taip, tiesiog tai pintuvės. Įdomus pavadinimai. Ir tas vakaras, tos apeigos reiškia jaunųjų atsisveikinimo su savo jaunystės dienų aplinka, nes po vedybų nuotaka paprastai buvo išvežama pas vyrą į marčias. Vestuvės merginai buvo nežinios pradžia. Ji nežinojo, kas jos laukia vyro namuose, kaip susiklostys jos santykiai su vyro šeimos nariai. Aš ir pradžioj norėjau klausti, tai realiai kitų susitokė, ištekė, ar ne, iš moters perspektyvos, tai tu važiuoji pas vyro tėvus gyventi. Taip. Ir čia tiesiog, tai jeigu, tarkim, įdomu būdavo keli sūnus, tai jie ir atsiveždavo savo tas moteris jau pas savi ir tada gyvendavo visi. Aš taip stoju, kad galimai. Taip. Įdomu, tokia pilna troba. Aš nežinau, ar jie vienoj troboj gyvendavo, nes iš esmės ta mergina moteris ištekėjus, jinai kaip ir įgaudavo
tam tikrą statusą, tai yra namų šeimininkės statusą tokį, jinai jau kaip ir, aišku, vyras ten svarbesnis turbūt buvo, bet jinai, irgi turėjo vaidmenį, tokį. Jo, bet kai pagalvoju, tai vyro mama irgi tam name Taip. yra, tai jinai irgi šeimininkė. Taip, tai čia vat ir yra visa esmė turbūt, kodėl ir tas mergvakaris, matysim, nebūdavo labai gal linksmas, kaip ir linksmas, bet ta vestuvių dalis ir vestuvių dainos, pavadinkim, tai ten raudos, verkimai tokie ir viskas būdavo liūdna. Iš tikrųjų net galiu trumpai, netrumpai gal papasakot, kad šis vakaras buvo skirtas jauniesiems atsisveikinti su savo bendramžiais, dar nesukūrusiais šeimų. Be to reikėjo pasiruošti kitos dienos iškilmėms, pagaminti liktorius, papuošti užstalę jaunųjų kertę, nuotakai nupinti rūtų vainiką, užjausti už ją atsakingų įvykių išvakarėse. Ir prasidedant vakaronėms, merginos laukdamos, kol nuotaka pasipuoš, dainuoja daug įvairaus turinio dainų, kuriuose kalbama apie mergelės laimingą iki šiol buvusi gyvenimą pas motinėlę, kaip teks gyventi pas rūščią Anitėlę. Jau iškart rūšti. Taip, tai čia tai, ką tu mini, kad ir kaip vargti pas šelmį bernelį. Šių dainų turinys ir jų graudi melodija jaudina mergelę, sugraudina ir jos tėvus. Ir, čia labai neįsiu gal giliai, bet iš esmės ten moteriai būdavo turbūt tas stresas, nežinomybė, nes tu tiesiog nežinai, ar tavęs neapgavo su tais pilnais grūdų maišais. Taip, ir ar tikrai ten ta sodyba ir ką tau ten reiks daryti, kaip ten su tavimi elgsis. Ir tikrai ten tie tėvai neaišku, ar puikus, ar labai nekokie. Ir tas bernelis panašu, kad šelmis, tai šelmios ten visur tik tai. Bet žinai, per 3 savaitės, kaip kunigas skelbė, nieks gal nieko nepasakė, gal ir viskas gerai. Dabar tai kunigą aš palaikau, pradžioj tai galvojau, biškai ne ten kišasi iš ne ten, kur reikia, bet dabar tai šaunuolis tikrai. Bet atliko savo vaidmenį. Dar sorry, tai tarkim, kai kunigas paskelbė, ir kažkas pasako ten, oi, ten jisai šelmis labai, žinau iš savo patirties. Taip. Tai gali tiesiog atšaukti tėvai, ne? Taip, bet reikia sumokėti už degtinį išgerti. Tai jeigu neturi pinigų, jau nelabai ir atšauksi tada. Bet manau, degtiniai bus, žinai, tam vis tiek. Tai svarbiausias iš pintuvių arba mergvakario apeigų buvo jaunosios atsisveikinimas su darželiu, vainiko pinimas ir jaunosios apdovanojimas. Visos šios apeigos vyko belaukiant ant važiuojančio jaunojo. Jaunojo namuose pintuvės, tai bernvakaris, buvo trumpesnis iš esmės ir apėmė tik tais jaunojo apdovanojimą ir atsisveikinimą su draugais ir tėvais išvykstant pas jaunojo. Bet tai jie čia atsisveikina ir jie išvyksta viens pas kitą? Iš esmės vykdavo taip. Jie savo namuose turėdavo savo tas vakaruškas, pavadinkim. Ir mergina pindavo tą rūtų vainiką, būdavo su draugėmis, o vaikinas, jisai atskirai būdavo su draugais, bet pas jį ten nebuvo labai daug ceremonijų ir tiesiog jisai vėliau atjodavo pas ją. Pas ją į namus. Taip, ir ją pasimdavo ir jau tada jie kaip ir važiuodavo tuoktis, ar kaip čia pasakyti, jau parsiveždavo. Okay. Supratai? Tikriausiai, nes tu sakai, kad čia vakare vykdavo, ne? Taip, vakare. Tai jisai vakare jau atvažiuodavo, ją pasiimdavo ir jau kitą dieną vestuvės vykdavo. Šiaip vienur rašė vienoje knygoje, kad jis atvykdavo netgi naktį, kas būdavo man įdomu. Tai tos pas merginą vykdavo, kaip čia pasakyti, ten būdavo ir tų šokių ir jos kaip ir pindavo, pradėdavo dainuoti, vėliau prasidėdavo tie šokiai ir vaikinas netgi atvažiuodavo, būdavo naktį ir jie kaip ir sujungdavo tą bernvakarį ir mergvakarį
O kai kur atvažiuodavo ryte jisai ir ją pasimdavo ir veždavosi į namus. Bet kuriuo atveju jis tiesiog atvažiuodavo ir pasimdavo. Ir čia jau toks kaip ir įsivežimas jau Taip. jos pilnai namus. Jau Taip. tas vakaras mergvakario arba supintuvių jau būdavo jos paskutinis vakaras namuose. Taip, tai Pas tėvus. būdavo atsisveikinimas jos su draugėmis, to vat geru gyvenimu būnant jauna Taip. mergina ir tas vat nerimas prieš atvykstant. Pagal tradiciją seniau jungtuves jaunikis ir jaunoji važiuodavo atskirai. Jaunikis drauge su piršliu, jaunoji su svočia. Daug kur šis paprotys išliko lygi šioliai. Į metrikacijos biurą santuokos registruoti jaunieji taip pat daug kur vyksta atskirose mašinose ir tik tais į salį eina kartu lydimi svočios su piršliu ir poroms išsirkiavus pabrolių bei pamergių. Nu, čia kalbant apie tokias mūsų tėvų gal. Taip, mano mama irgi turėjo svočio su svotu ir mano tėtis piršlių su piršlienu. Taip, tai čia kaip jie, atvykdavo, jeigu atvykdavo į bažnyčią tuoktis. O kai jau pasimdavo jaunikį savo jaunąją, tai atjodavo prie namų durų, jaunosios pasitinka jaunosios tėvai, su lėkštele, ant kurios padėta riekutė duonos, truputis druskos ir porą rūtomis apipintų vyno stikliukų. Vyno stikliukų. Vyno stikliukų. Nes dabar degtinė būna vis dar, arba vanduo esu girdėjus. Taip, čia lygiai taip pat, iš tikrųjų, senovėje duona, druska ir vanduo buvo laikomi pačiais svarbiausiais žmogui dalykais, ne tik vestuvių, bet ir kitose liaudies apeigose. Duona, druska ir vanduo, vėliau jį pakeitė vynas. Buvo naudojami kaip magiškos reikšmės simboliai, turėjo reikšti, jog žmogus, kuriam draugiškai pateikiami šie gyvenimai reikalingiausi daiktai, yra priimamas kaip savosios bendruomenės šeimos narys, jam atidaroma šių namų duris ir žmonių širdis. Tai paprastai sakant, duona, druska, vanduo, tai būtiniausias maistas turėjo užtikrinti sotų, turtingą gyvenimą. Logiška šiaip. Jo, tai tokia simbolinė prasmė. Kalbant dar apie tą atvykimą, kurį mes šiek tiek minėjom, tai apie veliumą. Tai anksčiau būdavo padarytas jo toksai, kai jinai atvykdavo, jinai būdavo uždengta skara, kai vykdavo į jungtuves arba į vyro namus. Laikui bėgant, ši apsauginė priemonė nuo blogų žmonių ar piktų dvasių transformavus ir tapo nuotakos veliumu. Tai čia, tai ką kalbėjom tuo metu, kai atvyksta. Ir toliau daugelėje Lietuvos vietų seniau buvo paprotys perslenkti į vidų žengiančią jaunąją marčią apiberti grūdais. Grūdai. Taip. Tai apiberimas grūdais senovėje taip pat turėjo magišką prasmę. Kaip grūdai turi savyje potencialias galimybės išauginti naujų vaisių, naują derlių, taip ir jais apiberta jaunoji pirmykščių įsitikinimu turėjus įgyti daugiau jėgų išauginti gausius įpėdinius. Grūdai kaip vaisingumo simbolis buvo naudojami ir mūsų kaimynų latvių, slavų, vokiečių ir kitų tautų vestuvių papročiuose. Šis paprotys žinomas Ispanijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje ir net Palestinoje. Būtent grūdų, nes ryžius būna, ne, kad beria. Tai priklauso nuo šalies. Grūdai yra, Jo, priklauso nuo šalies ir vėliau iš tikrųjų visą tai, tas grūdų apiberimas virto tiesiog žiedlapiais. Nes maloniau negu grūdus tau. Taip. Ir autoriai iš tikrųjų rašė, kad jinai, knyga parašyta 60 kažkelintais metais, kad jinai siūlo irgi šiuo metu naudoti, tai va čia prieš 60 metų šitą simbolį, apiberimą, tik jau naudoti ne grūdus, o būtent žiedlapius gėlių, kad jie ir puošniai atrodytų ir tą simboliką išlaikytų. Ir realiai mes ir dabar tą naudojam. Ne visada, bet naudojam. Tik turbūt nežinom tos reikšmės, kodėl tai darom. Turbūt
dėl grožio daug kas galvoja. Nu, tikriausiai toksai ir labiau šventiškiau gal atrodo, kai tu išeini iš bažnyčios, tokiam, nu ir šiaip romantiška, žiedlapiai krenta, tai šiaip gyvenime nekrenta, taip žiedlapiai, tai žinai, toks ypatingesnis jauties gal. Taip. Tai va, tai apiberia tais, jie eina į namus ir atėję prie stalo jie čia rasdavo pilną susirinkusių. Stalai užsėsti, reikia išsipirkti. Na, žinau šitą žaidimą. Žinai, ne? Aha. Tai galėsi pakomentuoti, aš čia biški tiesiog, kad suprastume, kas vykdavo. Tai Užnemunėje būdavo vaizduojama už stalo sėdinti kita vestuvė, kitaip sakant, kiti jaunieji. Dzūkijoje stalą būdavo užsėdę čigonai, tariamieji vestuvininkai, tai čia tie aktoriai, kurie užsėdė, imituodavo tikrųjų vestuvių veikėjus, tačiau būdavo apsirengę specialiai, pabrėždami kontrastą jiems. Pavyzdžiui, jaunoje dažniausiai vaidino vyras, o jaunąjį moteris. Jaunoji būdavo apsikaišiusi žolėmis, krapais, pasipuošiusi kiaušinių kevalų auskarais, svogūnų karoliais, su rankšluosčiu velionu ant galvos. O jaunasis tas, kur vaidindavo kurį, dažniausiai būdavo anglimi išsipaišęs ūsus, su pakulinė barzda, su pabrėžtai didelė gėle, dažniausiai varnalėšos lapu prie švarko atlapo. Jo, tai tu kalbi ir mano vaizdas ir mano tų pačių tėvų, nes esam irgi dalyvavę vestuvėse kaimynų mūsų, irgi 90-aisiais, tai mano tėvai ten gale stalo sėdėjo, tai irgi ten tėtis užsidėjo chalatą tiesiog, tokiu random apsirengę, žinai, ir tikrai dažniausiai jaunoji paimdavo kokį stambesnį išstotų savęs vyrą, kad, kaip sakai, tą kontrastą palaikytų, tas jaunasis kabutėse būdavo kokia smulki moterytė ir atrodydavo labai taip komiškai. Ir realiai ten vyrai visada moterim apsirengdavo, moteris vyrams, kad tą tokią sumaištį neštų. Taip. Tai ir tie vestuvininkai, tai yra tie aktoriai, jie išeidavo iš užstalės tik tais gavę dovanų, tai ten kažkokių vyno arba saldainių. Ir dėrėdavosi jie ten rimtai, ir dažniausiai, kiek atsimenu, piršlys turėdavo suderinti, kad jie nueitų ir jie dažnai atsisakydavo, ten aišku eidavo į degtinės butelį ir panašiai, tai toks įdomus žaidimas šiaip būdavo. Jo, tas žaidimas gal įdomus, bet kai aš čia skaičiau visas tas tradicijas, tai tos dėrybos, jos visur būdavo. Atjoja jaunasis, pasimti tos, čia po to bernvakario, mergvakario, pasimti jaunosios, jo atseit nenori įleisti. Ir jam ten uždavinėja visokius ten durnus klausimus. Ten, kodėl ožys turi ten 2 akis, žinai. Tokius, ir ten daug tų klausimų. Ir atseit jisai turi kuo ten mandriau atsakyti. Ir tada jie, gerai. Ir tos dėrybos visur būdavo, visur toksai nuolatinis, net nežinau kaip pasakyti, išsikalinėjimas vos ne. Kur, bet žinai, kaip pagalvoju, tu visą gyvenimą ten nebūdavo kažkokių labai žaidimo, vestuvės realiai būdavo tokia super šventė visiems. Taip, visam kaimui. Tai čia, žinai, tie žaidimai, aišku, gal jauniesiam labiausiai užknisa, nes tu ištisai turi duoti, ar piršlys ten gal neturėdavo parūpinti, ištisai duoti kažkokių saldainių, gėrimų, degtinės tos pačios. Bet šiaip aš atsimenu irgi, kai aš vaikystėje mane į kaimą išveždavo vasarą ir tu ten, jeigu būdavo vestuvės kaime, aišku, visas kaimas žinodavo, kad tą savaitgalį vestuvės, nes irgi trukdavo 2-3 dienas. Ir tu, kai vaikas paimdavo į tokį šniūrą, ant kurio užrišdavo į kaspinėlius ir kai jau matydami, kad atvažiuoja nuo bažnyčios, tu tą šniūrą ištempi ties gatvę, sustabdai visą tą karavaną vestuvę ir tada išlipa irgi piršlys dažniausiai arba pabroliai ir pamėto taip saujom saldainių, tik kai vaikai susirenki tuos saldainius ir praleidi, žinai. Tarsi net ant tiek būdavo, kad, bet čia kaip ir minėjai, kad kaimas įtrauktas būdavo dažniausiai visą tą. Taip, apie tą kelio užtverimą irgi kalbėsim, tai jisai būdavo viena iš tradicijų, tik aš irgi prisimenu dar, kai vaikas buvau, mano kaime irgi tas buvo dar daroma, bet jau ta tradicija likusi tokia biški pasikeitusi, nes net nežinodavai, kodėl ten tveri, iš esmės, kad saldainių gaut, bet iš tikrųjų tas užtverimas jisai turėjo būti ne tai, kad saldainių gaut, o tam, kad
sustabdyti ir iš esmės parodyti dėmesį jauniesiams. Tu ištverdamas tą turėjai pasakyti kažkokį tai linkėjimą, skirti dėmesio tiems jauniesiams ir jie tau taip atsidėkodami duoda saldainių ar ten kažko. Aiškiai, vaikas galvodavo, tu užtveri, nes jie kitaip nepravažiuos ir tą privalo duoti. Taip. Autoriai irgi apie tai rašo, bet na, ta tradicija, jinai kaip ir dabar išnykus yra, buvo dar sąlyginai nesenai. Tai tęsim apie vestuvės. Tai išpirkus stalą, na, tai galiausiai susidara, jaunieji ir svečiai vaišinami. Neilgai trukus nusprendžiama, karti degtinė, gerti neįmanoma. Reikalaujama, kad jaunieji ją pasaldintų, pasibučiuotų. Žinau šitą žaidimą. Taip, ir dainuojama karti degtinė karti. Karti degtinė karti. Neatsimenu, gaila kaip toli. Tiek ir yra tiesiog, kol jaunieji pasibučiuoja ir ją kabutėse pasaldina. Bet aš kodėl sakau, neatsimenu dar kažkokį aišku, čia tikriausiai kaip kam išeidavo, arba kaip legendiniai vestuvių muzikantai nutardavo, nes būdavo, kad piršliai turėdavo rodyti, kaip bučiuotis, tarkim, turi demonstruoti, ar ten, tėvai gal ne. Žodžiu, ten kelių žmonių prašydavo kelių porų, kad parodykit jaunajam ir jaunikiui, kaip reikia bučiuotis, ir tada jie pasibučiuodavo, išmokė jau už tų, žinai. Tas piršlys, tai šiaip ten, tų vaidmenų jis turėdavo ir ten dažnai irgi prieisim, kad jis ten turėjo progų ten lyst prie moterų, ten ir taip toliau, ir toks šiais laikais, taip kaip sako, blogai pasenę tie papročiai, labai. Ten... Jaučiu piršlieninę kažką būdavo. Piršlieninę kažką ir šiaip ten, prieisim iki to karimo, bet ten suprantu, kodėl šiais laikais nelikę tų iš esmės tradicijų. Toks net pošli gal dalinai būdavo. Pošli, labai tokie neskoningi gal sakyčiau. Nes aš šiaip irgi, dabar pasakiau pošli, atsimenu, kad kai dekoruodavo 90-ais, ten jeigu kaime kažkur vykdavo vestuvės, tai būdavo tokie piešiniai, kur moteris labai tokios krūtinė ta labai išrykšta, ir aš net kai vaikas atsimenu, ten klubai platus, krūtinė didelė iškritus, vos net ten niekas neužpiešta, viskas matosi, ir taip dekoruodavo, tai toks, irgi pošlas, labai neskoningas dalykas, tai, keista, kad čia taip atrodo vestuvės turėtų kaip tik būti tokia, ne šventa diena, bet vis tiek, kadangi bažnyčiai ten prieš Dievą tokies, vis tiek tokia labiau rimtesnė, bet realiai nueina iki tokių kažkokių slidžių dalykų, kur dabar galvotum, ką jie čia daro, tarsi žiūri neskoninga ir nefaina. Aš manau, kad gal čia buvo ir susijęs su to, kad vis dėlto tai buvo kaime, nebuvo jie labai išprusę, nežinau, ar tai su išprusimu turi, bet, žinai, kaimas, realiai tai buvo kaimas, žinai, gerdavo degtinę, ką ten prie mergų palys, progą naudojas, žinai. Apie tai. Tai seniau vaišių metu buvo dainuojamos dainos primenančios sunkiai ištekėjusios moters dalią. Tai buvo būdinga tiek feodalizmo, tiek kapitalizmo šeimos santykiams ir buičiai, kur moteris daugiau ar mažiau buvo priklausoma nuo savo vyro, tiek ekonomiškai, tiek teisiškai ir morališkai. Įsilinksminę svečiai inscenizuodavo įvairias komiškas scenas, kurių veikėjai buvo paimti iš aplinkos, iš gyvulių pasaulio. Populiariausi šių vaidinimų veikėjai buvo šundaktaris, smulkus pirklys, arklys, meška, gervė, ožys ir kiti. Atrodo, kad šie veikėjai į vestuvių vaidinimus bus atėję iš užgavėnių karnavalo. Tokie vestuvių karnavalininkai dar šio amžiaus pradžioje buvo gana populiarūs rytų Lietuvoje. Liaudis jų apsirengime ir vaidyboje parodydavo nepaprastai daug buitinio pastabumo ir išradingumo. Tai čia šio amžiaus, tai čia kalba apie 20 amžių. Bet čia aš gerai suprantu, jie tiesiog ateidavo tie žmonės į vidurį vestuvių? Čia visos tos vestuvės, kaip čia pasakyti, jos turėjo labai daug tų visų tokių vaidinimų, kadangi trukdavo ilgai. Tai nežinau, ar vidury vestuvių, bet tiesiog buvo vestuvių dalis tie visi vaidinimai. Tai kaip pavyzdys, šundaktario apsilankymas pas ligonius. Tai tas gydytojas, šundaktaris, apsisiautęs balta paklodė ar chalatu,
pakulinę barzdą su akiniais ir su būtiniausiais instrumentais. Atsineša samtį, žirklės, replės ir kitą. Tai visi įrankiai reikalingi atseit operacijai daryti. Visi šie įrankiai dažniausiai būna sudėti bulvėms kasti naudojamoje pintinėje. Gydytojas ieško ligonių, stengiasi prikipti prie jaunų merginų, bet gydo paprastai tik vyrus. Tai čia vėl, proga gauna palys prie mergų. Dažniausiai gydo nuo persivalgymo, liepia išsižioti, iškišti liežuvį, pridėti prie krūtinės stiklinę, atseit klauso širdies plakimo, o po viso to įpila su samčiu vaistų, alaus ar degtinės. Teisingai. Laukiu už to momentą. Šio veikėjo sukeltas susidomėjimas priklauso nuo to, kiek tariamas gydytojas sugeba imituoti medicinos darbuotojų veiksmus, sudaryti juokingas situacijas ir improvizuoti. Tai tokie klaunai, pajacai. Sukelt nuotaiką, ne, visiems kažką palinksmint. Taip, ir panašus čia irgi, čia sakau, tų žaidimų daug, bet dar čigonai. Atseit čigonai, persirengiam. Tai dzūkų vestuvėse būdavo gan dažnas dalykas, tai čigonai vyksta važiuoti apkaišytais arkliais, ratais, vyrai persirengia moterimis vyrais. Tai čia klasika, nevengdavo jo šito. Aprangai panaudoja ką besugriebės, spalvingas lavatėsas, paklodės, visokius kailinius veidus nusigrimuoja, prisilipina ūsus ir įsistato čigonės, atseit ant rankų supuoja skudurų susuktas lėles vaikus. Čia, dar įsiterpsiu, vyrai persirengia moteris vyrais, kaip jie vaikam paaiškindavo, tai įdomu. Nežinau, siaubas. Nes vaikai tai net karvės nesupras. Šiaip įdomu, iš tikrųjų, kad kažkurio metu kažkoks, buvo viskas okei persirengti. Taip. Tada kažkaip išnyko mūsų visuomenė šitas ir dabar labai neokiai, jeigu persirengi, tai kažkoks tave žiūri keistai. Kodėl dabar, man atrodo, vėl jau grįžom prie to, kad kaip ir... Čia aš gal apie vyresnę visuomenę, vyresnė, jų karta prašoko šitą kažkaip. Bet irgi ne visai, nes tos pačios 90-ųjų vestuvės irgi taip turėjo. Bet tada ten kiti laikai buvo. Taip buvo, Taip, ten, tikrai jam nepatiko su tuo sijonu vaikščioti. Laukia vestuvių, kad persirengė. Bent kartą metus. Bet tu piršlys būsi. Ne, aš ten noriu būti. Čigonas atvažiuot nori. Ir jie ten vaidindavo tuos čigonus, ten burdavo iš delno ir atseit vogdavo ten daiktus ir tuos daiktus, kurie būtų ale naudingi jauniesiams gyvenimo pradžiai. Tai irgi toks vaidinimas, toks ale prie bairio, čia kaip kas sugebėdavo. Vogdavo, tai jau čia irgi išsipirkinėti reikdavo, ne? Jiem reikdavo įtarimų. Nebuvo parašyta apie tai, bet gali būt, nes ten daug jo visų tų derybų per akis. Seniau, kada vestuvės trukdavo beveik ištisą savaitę, šitokie vaidinimai įneždavo daug humoro, gyvumo, duodavo progos išlieti susikaupusią liaudės kūrybinę energiją. Viena paskiausia apeigų prieš išvežant jaunąją pas vyrą, taip pat ir prieš baigiant vestuves jaunojo pusėje, buvo jaunosios ir jaunojo apdovanojimas. Tai 19 amžiaus pabaigoje Aukštaičiuose jaunosios apdovanojimas jos namuose prieš išvykstant pas vyrą buvo atliekamas imituojant varžytinę tarp nuotakos ir jaunikio pusės svečių. Varžytinės? Taip. Jaunai, tebesėdint užstalėje, jos motina atnešdavo tuščią lėkštę, vyriausias pabrolys atsistojęs mesdavo į lėkštę sidabrinį rublį, sakydavo, mūsų Martė. Tada jaunosios pabrolys, užmesdamas kelis rublius, sakydavo, mūsų sesuo. Supratai? Gal. Jaunojo pusę užmesdavo pinigų, sakydavo mūsų. Ir tada jaunosios užmesdavo, sakydavo mūsų, tada vėl tie mūsų, tada vėl tie ir taip jie sumesdavo pinigus. Kas pinigus gauna? Jaunoji? Taip, šitaip varžydavosi jauno ir jaunosios pabroliai, giminės ir kaimynai. Svečiai, kol baigdavas tam reikalui skirtų smulkių pinigų atsargos. Jaunikis užmesdavas ant lėkštės stambiausią pinigų sumą, šias varžytuvės baigdavo. Jaunojo pusės svečiai džiaugdavosi nusipirkę jaunąją. Bet čia toks surežisuotai. Taip, faktas, kad ten iš smulkių pinigų ir
Nu gerai, aš džiaugiuosi, kad jaunoji gaudavo pinigų. Taip. Tai va, dar apie šiek tiek tradicijas, čia apie tos žaidimus gal baigiam. Tai lygi pastarųjų laikų, tai čia vėlgi tų sovietmečio Dzūkijoje bėra paprotys, pagal kurį jaunoji išeidami iš užstalės trukteli paskui save staltiese. Ar žinai, ką tai reiškia? Kad laikas namo skirstyti. Ne, bet apie laiką namo irgi ten bus geras, man labai patiko. Tai tas truktelimas reiškia, kad jie palinki visoms savo draugiams greitai ištekėti. Tai labai senas analogijos magija paremtas prietaras, esą kaip jaunoji patraukia paskui save staltiese, tai paskui ją išeinančios už vyrus visos jos draugės. Tai yra kaip dabar mes metam puokštę, ar ne? Tai anksčiau tiesiog staltiese patraukti ir visas, o ne vieną draugę. Aha, iš karto. Nu, va, daug gražiau, o čia dabar vieną išskiriu, o ką kitom. Nu, ką kitom daryti. Tai va, rūpindavos labiau. Ir apie kelio užtverimą, tą, kur tu minėjai, tai čia autorė rašo, kad išnykus iškilmingoms kraičių vežimo peigoms, nes dar ir tą kraitį veždavo iš jaunosios namų pas jaunai, išliko paprotys rengti ant pravažiuojančių vestuvininkų kelio įvairias kliūtis, vartus. Tai pastarųjų išpirkimo pareiga atitekdavo piršliui ir pabroliams su svočia. Vartų kliūčių pravažiuojantiems vestuvininkams rengimas neturėtų virsti vien tik dovanų gaudimo priemonę. Tradiciniuose lietuvių liaudės vestuvių papročiuose vartai buvo skiriami jauniesiems pagerbti, čia kartais iškalbingesni, iš pasitinkančiųjų pasakydavo jauniesis sveikinimo žodį, linkėdami naujai šeimai laimės ir džiaugsmo. Vestuvių papročių momentai negali ir neturi būti suvedami vien į pramogą ar pokštus. Savo atsiradimo momentų kiekviena papročių detalė turėjo savo prasmę, buvo susijusi su magija. Žmonių pasaulėžiūrai keičiantis keitėsi ir įvairių papročių turinio supratimas ir racionalusis pradas papročiuose virto racionaliu, būtini apeiginiai momentai virto pramoginiais. Tai, apie tai, kad tai neturėtų būti vien žinai... Žinai, vaikui nepaaiškinsi, žino, kad saldainių turi. Taip. Bet šiaip kaip pasakėjau, aš atsimenu, tada, kai jau susimokėdavo, gal kažkas ir pasakydavo, nes šiaip ir suaugusieji stovėdavo prie to užtvėrimo. Tai tada taip pakeldavo tą šniūrą ir pravažiuodavo pro jį, ne tai, kad patraukdavo, bet tiesiog mašinas, jis viršui likdavo ir mašinas pravažiuodavo, tai toks va kaip vartai. Taip, kaip parką gal net gaudavas. Taip, ir autorė taip pat, toliau sako, kad vienu svarbiausių žmonių gyvenimo momentų žmogų reikia, pagerbti ir užtveriant tą kelią, pirmiausia reikėtų tai padaryti siekiant pagerbti. Užtvaros turėtų būti parengtos skoningai ir išradingai, ne šiaip sau, žinai, kažkaip. Daug dėmesio, kaip rodo senieji lietuvių vestuvių papročiai, buvo skiriama jaunųjų suguldymui. Šios ceremonijos visada būdavo atliekamas jaunojo namuose parvežus marčią. Jaunųjų guldymo apeigose dalyvavo svočia ir Anyta, jaunieji būdavo guldomi klėtyje, o žiemos metu kamaroje. Svočia ir Anyta, labai toks jau įdomas. Jo, tik aš taip ir nesupratau iš tikrųjų, ar tas suguldymas reiškia, kad jie permego turi, ar ten simbolinis kažkoks, nes šiaip tai visi išeidavo ir ten, žodžiu, sūrį kapodavo, ten užsimdavo kitais dalykais, jos palikdavo dviese. Tai tikriausiai, ką jie norėdavo, tą jie veikdavo. Antrą bučkį duoda. Antrą bučkį, Nes šiaip, nežinau, aš irgi dabar suku galvoju, kaip esu mačius tuose ir videose, kur kai vaikas dalyvavau, tai būdavo toks labai awkward, nes tie muzikantai vestuvių ateidavo su tais akordeonais ir grodavo, keldavo tos jaunuosius ir tie jaunieji buvo apsirengę jau pilnai guli po talonu, toks labai cringe, žinai. Bet nežinau, čia gal nuo jų priklausydavo, ar čia būdavo jau ta pirma naktis, ar tiesiog. Aš irgi nežinau. Vestuvėms baigiantis kariamas piršlys. Piršlio korimo humoristinės apeigos seniau buvo žinomos visoje Lietuvoje. Jaunosios pasekėjai ima prikaišyti piršliui, kam jis jų seserį apgavęs aukso kalnus pieno upes pažadėjęs. O čia nieko panašaus jie neradę, nematė.
Vadinasi, piršlys esąs apgavikas ir melagis vertas aukščiausios bausmės pakarti. Taip nutarė Imas susigavę jį visaip išjuokti, pavyzdžiui, pasikinko į geldą šunį, įsisodina piršlį ir išveža į kiemą, duoda jam graužti nevirtų burokų. Nu, taip visokias ale bausmės. Žiauru. Pagaliau pareikalauja sudaryti teismą ir piršlį kaip reikia nubausti. Atsiranda teisėjas, tarėjai, liudininkai, inscenizuojamas teismo posėdis, piršlys bando teisintis, bet veltui. Moteris visada užstoja piršlį, stengiasi jam padėti, pabėgti nuo persekiotojų. Ir vyksta teismas, perskaičius teismo ištarmę, budeliai šoka piršlį karti. Suimtas piršlys pareiškia savo paskutinę valią, prašo leisti prieš mirtį atsisveikinti su žmona ir su visais dorai žmonėmis. Teisėjai, žinoma, sutinka, piršlys perskaito savo testamentą, nurodo, kam ir ką iš savo turto dovanoja, paskui lenda atsibučiuoti pirmiausia su moterimis, dažniausiai prieš tai išsisuodina gedulo ženklan veidą ir tada visi nuo jos slepiasi. Juo piršlys sumanesnis, juo didesnę pramogą sukelia atsisveikinimas. Mano tėtis yra buvęs piršliu, tai aš žinau šitų žaidimą. Įdomu, labai patirtis, kai tu matai, kad realiai meta virvę, kad tuoj kars uždeda net kilpant, nors rimtai ten pasiruošdavo. Nu jo, bet vėl tas toksai prie merginų ten palysti ir ten pabučiuot atsisveikint su visom jaunom mergaitėm. Taip. Pagaliau jaunoji užkabina piršlį ant kaklo rankšluostį, o tai reiškia, kad jam kaltė dovanojama. Vietoj piršlio vis dėlto kariama jo dūšia. Tai palaikiais drabužiais aprengta piršlį vaizduojanti iškamša. Užneriama virvė ant kaklo ir su triukšmu piršlys piršlys tai ta lėlė išvelkama į kartuves. Pakarto tos lėlės palaikai iškilmingai laidojama darželėje po langais. Iš čia merginos laidotuves išveja, bandoma pakaruoklį mesti į šulinį, neleidžia šeimininkė ir panašiai. Tada pakaruoklis sudeginamas. Nu, šitą vietą pirmą kartą girdimą jau čia rimtai. Jo, toksai, žodžiu, sudegina ir irgi ten žaidimas, toks pirmyn atgal, žinai. Bet šiaip, kai pagalvoji, piršlys tiek daug atidirbo, tiek šnekė ir galiausiai bando pakerti jo. Daugiausia žmogus dirbo iš visų. Bet jis gauna progą dar prie mergų palįsti paskutinį kartą. Jo, gal tas ant to išeina. Biškį atperka, žinai. Ir pakorus piršlės svečiams ateina metas skirtis namo. Svečiai būdavo išrūkomi, pakūrus bulvienojų po stalu ar iššienaujami spragilu ar iššluojami šluota. Kitur ilgiausiai užtrukę svečiai būdavo karučiai išvežami į kiemą. Dar būdavo pastatomas ąsotis tuščias, parodant, kad tuščias alus. Bet man geriausias yra tas, kad po stalu realiai pakurdavo ir juos išrūkydavo. Išrūkyti iš kuro, ne, iš vestuvių. Bet čia gali namą padegti, jau tu gali jau be namų likti. Aš kaip suprantu, ten tokį nedidelį sudėlo, bet čia šiaip man toks gal, kaip čia dabar gražiai paprašyti, kad išėjai. Ką čia gražiai, pakurė ir... O kas liks, tai vakaručiai guli. Švešiu. Toks, labai labai įdomus. Ir apie dovanas. Keletą žodžių dėl jauniesiams ir jaunųjų kitiems duodamų dovanų. Pagal tradiciją jaunoji vestuvių metu daugiau dovanų išdalydavo, negu jų gaudavo. Į tai jau 17 amžiaus dokumentuose buvo atkreiptas dėmesys kaip į neigiamą lietuvių liaudies paprotį. Tačiau, kaip minėta anksčiau, tiek prieš vestuves, tiek ir jų metu jaunoji, o jaunojo namuose ir jis gaudo iš svečių taip pat nemažą dovanų. Jį dalydavo vyro giminėms ir jaunojo palydovo savo austus rankšluosčius, juostas, pirštinės tuomenis. Jai taip pat buvo dovanojami įvairūs namų dirbiniai, daug vietos užėmė pinigai, kurių vis pirma duodavo vyrai. Vykdami į vestuves kviestieji giminės ir kaimynai dar atsiveždavo maisto produktų, pyragų, mėsos, kiaušinių ir panašiai. Tokiu būdu giminės ir kaimynai tarsi padengdavo tam tikrą vestuvių išlaidų dalį. Didelė vestuvių išlaidų dalis seniau tekdavo svočiai, kuri pulką vaišindavo po jungtuvių savo namuose arba duodavo jam pietus, nuvežus marčiai vyro namus. Gėrimus pirkdavo piršlys ir pabroliai, žinoma tik jų dalį, kitą dalį susineždavo svečiai vyrai ir parūpindavo jaunųjų tėvai. Vestuvių pramoga, čia jau autorės žodžiai, kad turėtų būti dovanojami tokie daiktai, kurie turi arba estetinę reikšmę kaip puošmena, arba gali būti praktiškai pritaikomi būsimos šeimos buityje. Labai primta dovanoti indų servizus, komplektas valgymo įrankių, gražus komplektas lovos baldinių,
Svarbu, kad dovanojamas daiktas būtų skoningas, malonus pačiam pažiūrėti ir kitam parodyti. Visada maloniau gauti pigesnę, bet pritaikomą dovaną negu brangę, bet neskoningą, kurios nėra kur dėti. Bet čia, žinai, skoniu kiekvienas savo turi nuomonę. Jo, čia tas servizas paminėtas dar to sovietmečių, kur tas bairis likęs toksai. Kad... Jo, kad servizai, bet, žinai, kai žmonės neturėjo, tai labai gerai tikriausiai. Šiaip aš galvoju, dabar tu sakei, kad jaunieji, įdomu, kiek jaunieji išleisdavo, nes realiai arba ten šitas piršlys turi gėrimais, o čia maistu, tėvai ten irgi maistu dalinai ar ten gėrimais, tada dar kažkas atsineša, toks kaip ir šių dienų šiek tiek yra, kad tu truksti jo. Bet tik jaunikis, kiek girdėjau, turi tuos pinigus duoti, ne, kai išsipirkinėja tą nuotaką, perka, net neišsipirkinėja. Nors aš esu irgi girdėjus, ir mačius, kad kai būdavo tos poros, tie pabroliai ir pamergės, tai piršlys, man atrodo, vogdavo pamergės ir turėdavo irgi jas išpirkti konkretus jau pabrolys savo pamergę. Ko dar gal nepaminėjau, kad iš tikrųjų abiejose knygose, ką sako, kad tos tradicijos, čia taip aš stengiuosi paimti, kur galbūt daugiausia ir bendras tas visas konceptas, kad susidaryt vaizdą, bet šiaip iš tikrųjų net nuo regionų skiriasi. Dzūkijai biški vienaip švęsdavo, Aukštaitijai kitaip ir net ten Biržuose, vos ne kaip atskirą paimkim miestą, ar ne, ten dar kitaip švęsdavo. Tai tų tradicijų jų labai labai daug, visas, ką mes čia kalbėjom, yra plius minus galiojusios, jo, visur. Tai gali būti, kad tikrai tų vagimų buvo. Tai įdomu šiaip. Taip, tai ką manai, iš esmės viską praėjom, kas gal nustebino, ar netikėta buvo, ar prajuokino labiausiai. Prajuokino gal pradžioj tos piršlybos, vis tiek tokios komiškos, bet šiaip man kaip moteriai ir tragiškos dalinai, jeigu tu nesi sutarus su tuo vyru ar ne, vyruku. Tai piršlybos, bet šiaip įdomu, kad padarydavo tokį kaip žaidimą, realiai tavo gyvenimo vienas svarbiausių įvykių, bet prie jo prisidėdavo absoliučiai visi, visas kaimas, jeigu tu kaime gyveni. Ir toks, žaidimas, kad ne tik raudos tai yra, nors būdavo daug raudų, bet tuo pačiu dar ir to smagumo įneša, kad tau leidžia pašvęst truputėlį. Nežinau, aišku, kiek tai jaunoji švęsdavo, gal čia labiau ta šventė aplinkinė būdavo. Taip, aš manau, kad turbūt jie neturėjo labai daug tų pramogų ten kaime gyvenam ir jiems tai buvo pramoga ir turbūt galbūt didesnė, kaip tu sakai, negu patiems jauniesiams visiems svečiams. Man ir taip atrodo. Ir jo, tų raudų būdavo, aš manau, savaitėje ten švęsdavo tas vestuvės, o kaip po to, tai jau turbūt priklausydavo, ar linksma, ar nelabai ten. Tai priklauso nuo anytos, ar ko, ar ne. Nuo anytos, nuo vyro, ar neapgavo, ar geras. Tai ką, ačiū, Dovilė. Ačiū, Lukai, buvo įdomu. Man taipogi. Iki? Kie? 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 Kie?